Labą dieną ir vėl čia aš Darius su savo nuomonė. Riaušių byla ir ką pademonstravo riaušių byloje visi teisėjai ir visa valstybė prieš visuomenę. Tai reiškia, kad nebuvo jokio čia nei teisingumo, nei logikos, nei naudos ekonominės ar bet kokios kitokios, nes buvo paprasčiausiai visuomeniai pademonstruota apie tai, kad tylėkit, nes kitu atveju jums bus va taip ir dar blogiau. Tai iš ko seka, jog logika būtų, jeigu tai būtų kažkokia tai ekonominė nauda, bet ekonominės naudos jokios nėra, nes išleista 100 kartų daugiau visai šiai bylai, nei kad gauta kažkokios tai naudos, žiūrint į, sakykime, į tas baudas ir tas bausmes, kurios paskirtos yra šio teismo riaušių bylos nuosprendį. Toliau, kalbant apie teisingumą. Teisingumo čia, geriausiai tai tikriausiai teisingumą atspindi mokytojos Astros pavyzdys, kada jinai nuteista 2 metams lygtinai ir dar skirta bauda 1000 eurų už tai, kad jinai aplamai net nebuvo tose riaušėse. Tai galėjo dar ir Donaldui Trumpui išrašyti baudą už tai, kad jisai nebuvo, nes maždaug taip gaunasi. Tai čia vat yra tas teisingumas. Vėlgi, jeigu nėra nei teisingumo, nei ekonominės naudos, nėra net logikos, belieka vienas klausimas. Tai kokio tikslu tai buvo daroma? Ir dabar kalba apie tai, jog mėtė akmenis, darė riaušes. O į ką mėtė akmenis? Į pareigūnus mėtė akmenis. Tai štai klausimas, ką veikė toje vietoje pareigūnai ir kokio tikslu jie ten atsirado. Ar tikriausiai į pareigūnus mėtė akmenis visai ne už tai, kad jie dujomis žmonės nupurškinėjo, kad jie bananais daužė to žmonės, tikriausiai ne už tai mėtė. Tai manau, kad čia buvo atsakas žmonių ir tai yra pasiekmė, o ne priežastis. O štai priežastis, kas tuos pareigūnus tenais atsiuntė ir kodėl jie juos atsiuntė tenais. Ir dabar gilinamės į toliau, ta prasme. Tai gilinantis į toliau, aišku, maždaug žmonės susirinko nepatenkinti naudojamos valdžios ir institucijų naudojamos prievartos ir priespaudos prieš juos, vakcinuojant per prievartą, skiriant baudas už galimybių pasą, už segregaciją, kas buvo tikrai, ir beje, ką Konstitucinis teismas, tos pačios valdžios Konstitucinis teismas pasakė, kad ne, šito tai nebuvo, bet baudos tai liko skirtos žmonėms. Tai kaip čia tai buvo, bet nebuvo, ar ne? Duodu, bet neimk, maždaug taip gaunasi. Na ir mano manimu, tai žmonės susirinko gauti atsakymus iš valdžios, kuri atstovauja tuos žmonės. Ir tie žmonės, tie piliečiai yra teisėti tos valdžios šeimininkai, nes būtent jiems moka atlyginimą, būtent jie juos išrinko, kad jie atstovautų ir gintų jų interesus. Juk mes nerinkome vergų, budelių savo patiems. Tai čia kažkaip taip gaunasi. Vietoje atsakymų valdžia davė pareigūnams nurodymą šaudyti guminiam kulkom, galbūt bananais lupti ir dujom nupurškinėti. Ir paskiau sako, bet tie žmonės gynėsi. Ne, jie nesigynė, jie mėtė akmenis į pareigūnus, kurie ten šiaip sau stovėjo, neturėjo ką veikti, nes matomai darbo nebuvo, tai jie ten šiaip sau atvažiavo pastovėti ir gavo iš akmenų. Tai čia kokia logika tokio teisingumo? Čia nėra jokios logikos, čia nėra net teisingumo. Tai apie ką toliau kalbėti? Tokia yra mūsų teisėsauga ir jeigu kas nors dar tiki, jog tokioje teisėsaugoje galima teisėtai apsiginti, tai, aš net nedrįsčiau vadinti šitokios teisėsaugos teisinės valstybės. Valstybės, kurioje tokia teisėsauga egzistuoja, kad tai būtų teisinė valstybė. Tai nėra teisinė valstybė, tai jau diktatūra ir priespauda. Tai mano nuomonė, tai kas įvyko su ta riaušių byla ir su tom visom riaušėm ir su šitų visų teismų. Tai buvo akivaizdus demonstracinis parodymas visuomeniai, kad nebandykit net šakotis, nes kitu atveju jūsų laukia štai tokie dalykai. Tai tiek šiam kartui ir parašykit komentarą, gal turit savo kažkokią nuomonę, kaip jums atrodo. Beje, jau paviešinęs buvau ir video įkėlęs, kur ir kokiais kanalais galima sekti mane, dalinkitės tą informaciją, nes realiai, kaip ir minėjau, TikTokas ir Facebookas sklaida yra apribota, bet yra YouTube kanalas, yra Telegramo kanalas, yra Spotify kanalas, yra Apple podcasto kanalas, Speaker kanalas irgi podcasto yra, taip kad galimybių
susisiekti su jumis tikrai yra, jeigu norite gauti informaciją. Nes esmė yra galbūt tokia, jeigu jūs domitės tik tai, kas parašyta Facebook'e, arba tik tai, kas rodoma TikTok'e, arba tik tai, ką rodo LRT, na tai negalima sakyti, kad jūs domitės. Jeigu jūs domitės, tai jūs renkate informaciją iš visų šaltinių įmanomų ir patys atsifiltruojate tą informaciją, kuri jūsų manimų jums labiausiai tinkama. Tai ir yra vadinama asmeninė nuomonė apie dalykus, kurie vyksta, o ne paėmus informaciją iš vieno kanalo ir sakyt, aš domiuosi, bet daugiau, man čia neįdomu daugiau, tai tu nesidomi. O jeigu nesidomi, reiškia nežinai. O nežinodamas, tu esi tik tai įrankis sistemos rankose, kuriuo manipuliuot galima ir tai daro ar tai viena, ar tai kita pusė neturi reikšmės. Turi informaciją susirinkti iš visų įmanomų šaltinių, jeigu tu sakai, kad tu domies. O jeigu tu nesidomi, tai nėra ko ir klykti vėliau, jog oi, koks čia tas gyvenimas, ką jie čia priiminėja per sprendimus. Todėl, kad tu nesidomi. O jau kada tave paliečia sprendimai, tai jau domėtis būna paprastai per vėlų. Tai tiek šiam kartui, ačiū visiems ir iki.